Sveikos merginos, štai ir aš Ramunė iš Panevėžio. Ir pradedu naują savaitę štai nuo šito nuostabaus besmegenio, nesvarbu, kad dabar vasara, bet, pažiūrėkit, koks jis nuostabus, mielas, simpatiškas besmegeniukas. Tai dabar parodysiu aš jums, kiek aš turiu, uždarysiu į planšetę, nes reikia tamsaus pagrindo. Jau rodžiau, ne, matėt? Štai tiek turiu ir aš manau šiandien jau vakaras, tai pats tas tokį mažą darbelį ir padaryti. Pažiūrėsim, kiek aš padarysiu šiandien vakare, kaip man seksis ir rytoj parodysiu, kasgi gavosi. Sveikos ir rodau, kasgi gavosi, bet čia jau yra šiandien, jau yra ketvirtadienio vakaras. Siuvinėjau antradienio vakarą ir vakar vakare siuvinėjau ir nusprendžiau po antradienio, kad aš noriu užbaigti visą besmegeniuką. Jis toks mielas, toks fainas. Tai dabar man liko kryželiai visi jau padaryti ir liko dabar tik tai bekstičių padaryti. O bekstičių čia nemažai, nes jisai toksai senovinis, kampuotas. Nu tai va, tai man jo reikia tikrai ten nemažai laiko su juo gaišti. Tai nusprendžiau padaryti taip, kryžiukus ir po to jau kitą kartą, kai iškris ruletė, išsuks šitą besmegenį, tai tada aš ir siuvinėsiu bekstičių. Na ir toliau ruletės darbą sekantį imu štai šitą baleriną. Ir dabar norėčiau šiandien pasiuvinėti, aš galvoju, ko gero, noriu va šitą rankovę pabaigti ir tą koją galbūt. Žiūrėsiu, kaip gausis. Nes čia rankovę siuvinėjau čia, tada čia truputį reikėjo pasiuvinėti, nes siūlas dar buvo nepasibaigęs. Nu tai pasižiūrėsim, va taip iš arti, va matot rankovę, va taip kaip pakelėt ranka, taip gražiai ranka, va čia va išsiryškina, man labai kažkaip gražiai gaunasi. Na ką, einu, baleriną pasiuvinėsiu ir pasižiūrėsim, kiek aš jos padarysiu. Na va, baleriną pasiuvinėjau, duoklė atiduota ruletėje. Ir mato, truputį pasikeitimų yra, tai čia truputį paaugo rankovė, tuoj palaukit, atsinešiu ko rodyti, kaip visada pamirštu pasimti rodymo lazdelę. Tai va, tai čia paaugo truputį, čia truputį paauginau koją, tada fonas, tai va čia užsisiuvinėjo, čia truputį šitos suknelės irgi truputį ir čia vienu žodžiu po truputį, visur po truputį, nors sakiau, noriu šitą rankovę pabaigti. Bet neišeina taip jau paimti ir pabaigti, nes vis tiek yra čia keli kryžiukai, paskui eina čia keli, tai aš tiesiog noriu iškart visą siūlą išnaudoti. Nu, bet po truputį balerina žygiuoja į priekį. Ir mes ką, baleriną padėsiu dabar į šoną. Ir vakar buvo penktadienis, tai vakar gavom paskutinę slapto darbo šito darbo slapto paskutinį gabaliuką, štai čia va schemą gavom, tai čia bus mergaitės galva, kaip pasakiau, čia va žmogus, mergaitė skaitanti knygą. Tai va labai norisi šitą pasiuvinėti mergaičiukę šitą ir parodyti jum, kaip gausis. Gražiai simpatiška mergaitė yra ir ką, jau bus paskutinis etapas ir bus baigtas darbas. Turėsiu naują pabaigtuką šių metų. Tai va tiek. Einu siuvinėti ir pasižiūrėsim, kasgi man pavyks ir per kiek laiko. Beje, šiandien šeštadienis, rytoj išvažiuojam ir grįšim tik tai antradienį. Tai to siuvinėjimo labai daug ir nebus. Antradienį grįžus kažkiek dar pasiuvinėsiu iki vakaro. Tai žiūrėsiu, ką man pavyks čia padaryti, o galbūt dar ką nors pavyks padaryti. Nu ir kelioniai noriu pasimti štai šitą raktų pakabuką, pasiuvinėti ir ko gero paliksiu aš jį šitai dukrai savo, dukrytei. Mes skrendam pas ją ir kas čia yra tam rinkinį, tai čia šita волшебная страна, aš dar pirkau, kai buvo dar волшебная страна, pasižiūrėkit, senai pirkau ir dabar jau jie visai kitaip vadinasi. Tai kas čia yra, tai yra tas rušinukas, siūlai,
ir čia yra ko reikia. Žiedelis ir adatytės ir taip toliau. Nu tai va, pasimsiu tą darbelį, pažiūrėsiu, kiek man pavyks pasiuvinėti. Aš norėčiau jį pabaigti ir palikti kaip lauktuvę. Na tai sveikos, pasižiūrėkit, raktų pakabukas padarytas. Kaip čia dabar jums nufilmuot. Tai va, viena pusė tokia, štai tokia, su žaliu daugiau, ar ne? O šita pusė su raudonu daugiau, šita su žaliu. Kuri jums pusė gražesnė? Ar šita su žaliu, ar šita su raudonu? Štai toks pakabukas padarytas. Na tai sveikos dar kartelį, paskutinį kartą įsijungiu šią savaitę ir pažiūrėkit, kas man gavosi. Matot, visai neblogai, liko dar čia plaukai pasiuvinėti ir aišku, plaukuose bus nemažai bekstičio, bet veiduką aš jau padariau. Su visu apvadu, čia nosytė, burnytė, akytės, va, tokia simpatiška mergaitė sėdė tarp kačiukų ir skaito knygą. Tai va, tai liko man čia galva pabaigti ir apvadus padaryti plaukuose, tokias kaip sruogas. Ir man atrodo, dar va čia va yra praleistas kryžiukų, tai liktai ir čia dar yra kažką pasiuvinėti. Tai va, tai tokia savaitė buvo, tiek darbelių, nedaug palyginus, nes vėl buvau išvykusi savaitgalį. Ir ką, dabar einam sukti ruletę. Tuoj atsinešu kompiuterį. Taigi štai mano ruletė. Ir šią savaitę nespėjau pasiuvinėti velykinio kiaušinio, kur išsuko ruletė. Tai kažkaip tiesiog vasarą dabar mažiau siuvinėjo, nes savaitgalį pagrindė kažkur būna išvažiavimas. Tai va taip ir gaunasi. Na ir žiūrim, kągi man išsuks. O, laputė. O, labai džiaugiuosi šitą lapę. Galėsiu pajudinti. Labai džiaugiuosi. Galbūt rasiu ir pritaikyti kokią nors užduotėlę. Žiūrim, kas toliau. Jau ta lapė labai senai buvo ir pasižiūrim, kas toliau. O, čiurlionis. Taip? Taip, čiurlionis. Labai gerai. Čiurlionis irgi labai gerai. Aišku, būtų gerai dar nesvarumas, kad man iššoktų. Nes nesvarumą reikia judinti. Nes norisi jį pabaigti. Ir vėl čiurlionis. Na, ką darysi? Reiškia, ši savaitė bus čiurlionio savaitė. Vėl kartojasi istorija, bus čiurlionio savaitė. Ir tada, reiškia, siuvinėsiu 2 darbus. Tiesa, dar noriu pabaigti šitą slaptą darbą, vat, mergaitę tą pabaigsiu siuvinėti, jau kad būtų pabaigtukas vienas. Ir tada pasimsiu čiurlionį. Tuoj palaukit, taip. Čiurlionį pasimsiu ir kas man dar iškrito? Ai, laputė ta, nu tai va. Tai tie 2 darbai, nu tai ir gerai. Ir gausis taip, kad šiandien yra kelinta, šiandien yra 10. Taip, 10. Tai čia gausis po savaitės, tuoj pasižiūrim, kas čia gausis. Oi, po savaitės bus 17, va matot kalendorius. Tai kaip tik 15 dieną bus burtai ir vat labai bus įdomu pasižiūrėti, koks darbas iškris šį kartą burtuose. Tai vat tada, reiškia, dar siuvinėsiu šitą darbą, kuris iškris. O dabar, reiškia, pabaigsiu mergaitę šiandien, gal šiandien pabaigsiu, nežinau. Bandysiu mergaitę tą pabaigti slaptą darbą, tada pasimsiu turbūt, kas čia gaunasi, 3-dienis, 4-dienis, 5-dienį vėl išvažiuoju, grįžtu sekmadienį. Tai nebus galimybės siuvinėti visiškai savaitgalį. Tai tada, reiškia, 15 žiūrėsim, ką man burtai išmes. Ir tada bus kelios dienos iki 2-dienio. Nu va, toksai planas chuliganas. Tai ką, ačiū merginos, kad žiūrite. Labai smagu stebėti jūsų komentarus. Galite parašyti, kaip jums sekasi siuvinėti vasarą. Kaip sekasi vasarą. Nes girdėjau iš kelių moterų, kad kažkaip sunkiai vasarą sekasi susikaupti ir nėra noro siuvinėti. Man tai kažkaip kaip tik labai noras yra ir būtent tą slaptą darbą
būtent norisi jau pabaigti, nes paskutinis etapas ir norisi kuo greičiau pabaigti ir jį pasidėti. Kaip rėminsiu, dar nežinau ir galbūt rėminimą atidėsiu jau po atostogų, vasaros pabaigoje bus. Tai va, parašykit, kaip jums sekasi dabar vasarą siuvinėti, ar daug siuvinėjate, ar sunku prisiversti siuvinėti. O galbūt lengva, kaip tik tiesiog vakare po kažkokių užimtumų atsisėdat kaip relaksas, kaip poilsis. Man tai, pavyzdžiui, siuvinėjimas yra grinai poilsis. Aš atsisėdu ir aš pailsiu su juo. Taigi tiek. Ačiū, kad žiūrite. Geros savaitės ir susitiksim. Ate.